Ar žinai, kokie yra 7 gyvybės gyvybingumo elementai? Ta prasme, kad jeigu tu jį atimtum, tai žmogus tiesiog numirtų greičiau. Bet tai dabar išvardinsiu juos pagal svarbą. Tai pirmas, žinoma, kad deguonis. Visi tą žinom. O tu galėtum kitus 6 sudėlioti. O dabar sustabdyk video. Aš paskui pasakysiu, pasitikrinsim. Tai antras, žinoma, vanduo. Turbūt irgi atspėjai. O trečias miegas. Miegas pasirodo yra svarbesnis negu maistas. Be miego mes išgyventumėm trumpiau negu be maisto. Tai ketvirtas maistas, penktas yra pastogė. Kažkas, kur galėtume pasislėpti nuo stichijų, patogiai išbūti karštį, šaltį, drėgmę. Šeštas yra ryšys. Ryšys pirmiausia su savim, su gyvūnu, su šeima, draugais, visuomenė. Ta prasme, jie mums yra irgi svarbus, kad mes išgyventumėm. O septintas – kūrybinė veikla, kūrybinė išraiška, kažkokia maloni veikla, kažkas, kur tu gali išsireikšti. Na va, beje, kiekvienas aspektas tiesiogiai priklauso nuo emocinio fono. Nu kaip, pavyzdžiui, deguonis. Jeigu mes esam streso būklėje, pavyzdžiui, apėmė pyktis arba nerimas, mūsų kvėpavimas tampa paviršinis ir mes deguonės duodame kūnui mažiau. Lygiai taip pat su vandeniu mes tiesiog pamirštam atsigerti, kai chaosas vyksta. Dėl miego, be abejonės, miegas sutrinka, kai daug streso aplinkoje. Mes miegam trumpiau, blogiau, arba jeigu dažnos depresinės nuotaikos, tai tiesiog apima letargas, miegas irgi toks paviršinis, bet jis nekokybiškas, jo norisi labai daug. Maistas, taip, kada rankytės tiesiasi tavo link to maisto, kurio sakei, tikrai nevalgysi, žinau, kad negerai. Tada, kai bloga nuotaika. Pastogė, atrodo, koks čia ryšys su pastogė, bet ką aš pastebėjau, žinai, kad dažnai, kai galvoji chaosas, tavo aplinkoje irgi pasidaro chaosas. Dėl ryšys su savimi aš apskritai manau, kad yra svarbiausias. Tai ir garantuoja tavo gerą nuotaiką, emocinį foną. Ir kai nuotaika bloga, gali armija geranorių aplink tave šokinėti, niekas tau nepadės. Pirmiausia, svarbiausia, kad tu sutvarkytum ryšį su savimi. Ir kūrybinė išraiška taip, kai emocinis fonas geras, kai tu geros nuotaikos, tada viskas atrodo slysta. Žinai, kaip sako, parašiau dainą per 3 minutės, ar ten iškepiau kažkokį šedevrą, tiesiog va taip va. Taip, tai mūsų kūrybiškumas tiesiogiai priklauso nuo geros nuotaikos. Na tai va, kaip tau sekėsi? Kaip manai, ką tu gali gero padaryti savo kiekvienu tuo aspektu?